Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki ir vėl su jumis sveikinasi aš Dalė, Šratinuko pasakėlių vedėja. Ir iš karto noriu pristatyti, kad šį kartą su manimi laidelėje kartu bus jau be galo visiems gerai žinoma Kotryna. Sveikučiai! Na ir šį kartą, tiksliau pirmą kartą su mumis laidelėje bus Klementina, kuri jau mums yra perskaičiusi vieną ar dvi, dabar tiksliai nepamenu ir bijau pameluoti, pasakėlės. Sveiki! Na, kaip jums merginos praėjo šį savaitę, Kotryna? Gerai, gal nežinau. Sunku vertinti? Taip, sunku vertinti. O Klementina, kas tau naujo įvyko, kas nors gero ar blogo? Tikiuosi, kad greitai kas nors įvyks. Žodžiu, lauki nuotykį ir netikėtumą. Žinoma. Na, jei prakalbam apie nuotykius ir visokius kitokius dalykus, tai man didžiausias šios savaitės nuotykis buvo apmastyti praėjusios laidos mįslę, kurią mums uždavė Justina aną laidą. Ir aš labai įtemptai galvoju. Ir žinot, aš jau žinau įminimą. O dabar norėčiau mieliems radijo klausytojams priminti ir jums noriu pasakyti tą mįslę, kad jūs atspėtumėte jos įminimą. Stovi kampe dėžė ir visas pasaulis matyti. Kas? Iš akių matau, kad nei viena dar taip greitai negali man atsakyti, tad aš pasistengsiu jums duoti užuominą, kad jūs namuose tikrai turite šį dalyką. Tikrai daugelis, manau, radijo klausytojus turi po vieną, o kai kurie net ir po daugiau, du, gal kai kas ir 3 turi, ir praleidžia prie to daikto tikrai nemažai dienos laiko. Štai aš jau matau, kad Klementina to jau pats suprato, apie ką aš kalbu. Taigi, stovi kampe dėžė ir visas pasaulis matyti, tai yra televizorius. Taip, tu esi teisi ir mes plojame tau. Na, Kotryna, kiek tu laiko maždaug praleidi prie televizoriaus? Daug laiko, nes žiūriu daug serialų visokių, bet jeigu šilta laukia, tai tikrai nedaug laiko. Būni laukia ar įsineši televizorių į lauką? Būnu laukia be televizoriaus. Taip, su draugais yra žymiai smagiau. Na, o mes šį kartą ir norėtumėm pakalbėti apie tą beprasmį laiko leidimą prie televizoriaus. Ir iš karto galbūt netemkime to mūsų brangaus ir trumpo laidelės laiko ir norėčiau pristatyti mūsų šios dienos pasakėlę, tai yra Jeronimo Lauciaus Mikas prieš teleplėšiką. Labai įdėmiai paklausykite ir manau, kad suprasite, kad kas yra tas tikrasis teleplėšikas. O pasakėlę mums skaito Rusnė. Tai atsitiko vieną vasaros rytą. Vos prabudęs Mikas, kai buvo įpratęs, spustelėjo televizoriaus mygtuką ir net išsižiojęs laukė, kol nušvis ekranas. Berniukas labai mėgo žiūrėti ne tik animacinius, bet ir visus kitus filmus. Laidas apie sportą, apie žvėris, apie ufonautus, net apie politiką. Įdomu, apie ką šįryt prašneks televizorius, pamanė sau Mikas. Bet staiga pajuto, kaip iš siaubo net plaukai pasišiaušė. Išsigąsti tikrai būta ko. Ekrane žaibų blykstelėjo ryški šviesa. Viduje kažkas sušnibždė, sutraškėjo, subildėjo. Apsuptos dūmų kamuolio iš televizoriaus, lyg pasakų džinas, išsirangė plačiapetis barzdyla. Kas tu toks? Ko tau reikia? Lyg ant kranto išmesta žuvis ėmė žiopčioti Mikas. Nekviestas svečias apsidairė po kambarį, su panieka dėktelėjo į knygas, žaislus, paspyrė po stalu krepšinio kamuolį ir raitodamasis rankovės piktai sudūdeno. Aš esu televizijos šalies karalius, vardu Trachabuchišt, žiūri. Bet tau leidžiu save vadinti tiesiog plėšiku. O ko tau iš manęs reikia? Vis dar negalėdamas atsitokėti, lemeno Mikas. Turiu pašto ženklų kolekciją,
ledo konstruktoriaus detalių, spalvotų pieštukų. Imk ką panorėjęs, tik palik mane ramybėje. Fu, Įsižeidęs vyptelėjo plėšikas. šitą šlamštą gali pasilikti savo. Man reikia vertingesnių dalykų. Bet aš neturiu nei pinigų, nei aukso. Nieko vertingo. Skėstelėjo rankomis Mikas. Klysti, vyrutė. Labiausiai man patinka vogti žmonių laiką. Ar sakysi, tai nėra vertybė? Prisimeni, kaip vakar mama barė tėtį, kad jis kurią dieną pratuksojo prie televizoriaus. Manau, supranti, kad kiaurų lyg maišas dieną būna. Tai vis aš. Tai aš pagrabiu iš tavo tėtės visą tos dienos laiką. Panorėsiu ir iš tavęs atimsiu mėnesį, metus arba net visą gyvenimą. Prikaustydamas prie televizorių ekranų vaikų dėmesį, iš jų atimu pasakų knygas ir žaislus. Tai reikia man panorėti ir ne vienas vaikas neišbėgs pažaisti į kiemą. Aš valdau iš už ekrano, viskas mano, viskas mano. Šalin knygą, šalin lėlę, prie ekrano sėsk į kėdę, su draugais pažaisk kieme? Na jau ne, žaisk kiek nori, ekrane. Kai užeina piktas noras, užburiu visus sportininkus ir paverčiu juos snaudžiančiais televizijos žiūrovais. Kam tas sportas, kam varžybos, ekrane tela lažybos. O kai pradedu iš ekrano kalbėti apie politiką, tai niekas, kaip sakoma, nei sėja, nei pjauna. 5 kėdės, ilgas stalas, kur politika, ten galas. Tuoj paleisiu trankų roką, šoką Aziją, Europą. Siaubo filmai, detektyvas, kur spoksos visi kas gyvas. Siaubo filmas, detektyvas, ir spoksos visi kas gyvas. Piktadžiugiškai kartojo plėšikas. O kai mokytojai, vairuotojai nuo ryto iki išnaktų smaksos prie televizorių, tai rašytojai nerašys pasakų, leidėjai neleis knygų, žemdirbiai neaugins javų, kepėjai nekeps duonos. Žmonės neturės nė minutės laisvo laiko. Visas jų laikas priklausys man vienam. Žmonės taps televizorių vergais, mano vergais. Ką norėsiu, tą su jais ir padarysiu. Plėšikas pripuolė prie televizoriaus ir vieną po kito ėmė maigyti kanalų perjungimo mygtukus, kažlitiškai ieškodamas tinkamiausios programos. Tokio siaubo filmo ar tokio serialo, kurį lyg prirakintas žiūrėtų kiekvienas. Ir taip lygi pat vakaro. Šiek tiek atsitokėjęs iš baimės, Mikas nepastebimai užlindo už užuolaidos, ryžtingai trūktelėjo laidą ir ištraukė jį iš elektros stulpo. Televizoriaus ekranas akimirksniu išblėso, prapuolė ir teleplėšikas. Mikas iš džiaugsmo suplojo rankomis ir nusišluostė išarojusią kaktą. Nebūsiu tavo vergu, niekada nebūsiu. Ryžtingai pagrūmojo televizoriui berniukas ir pasišokinėdamas sutvarkė kambarius, palaistė gėles, ramiai, nekankinamas teleplėšiko, papusryčiavo. Paskui kartu su Rikiu išbėgo į kiemą, kur visiems savo draugams papasakojo apie piktojo teleplėšiko užmaščius. Būkite atsargus ir apdairus, perspėjo draugus Mikas. Negailestingai ryjantis jūsų laiką, teleplėšikas gali pasirodyti kiekvieną akimirką. Šratinuko pasakėlės. Na, kaip išgirdome pasakoje, iš televizoriaus išlindo baisus
teleplėšikas, kurio vardą ištarti yra be galo sunku ir aš tiesiog net nelaužysiu savo liežuvio ir nevarginsiu. Ir noriu iš karto paklausti Klementinos, ar iš tavo televizoriaus neišlenda kartais tokie monai pabaisos? Dar kol kas ne, bet manau, jeigu vaikai taip dažnai praleisit laiką prie kompiuterio, tai jis tikrai išlys. Kompiuterio? Televizoriaus. Bet manau tinka, kad prie kompiuterio tik būtų ne teleplėšikas, o Plėšikas. komperplėšikas. Beveik prancūziškai skamba. Na, tau neišlenda. O Kotryna sakė, daug laiko praleidžia prie televizoriaus, tai gal jai jau teko susidurti su tuo teleplėšiku? Ne tiek jau ir daug laiko labai praleidžiu. Dar ne tiek daug. Bet dar ir nešlido man toks baisus kažkokio keisto vardo plėšikas. Taip, man irgi dar kol kas neteko su juo susidurti. Ir kai aš išgirdau šią pasaką, manau, kad ne tik aš, bet ir jūs ir visi kiti radijo klausytojai savo pažadės, kad tikrai praleis bent valandą mažiau per dieną prie televizoriaus, kad netektų susidurti su šiuo monstru. Taip? Taip, tu visiškai teisi. Kotryna? Aš bijočiau tokio barzdočiaus. Todėl pasižadi. Pasižada. Puiku. Na, o aš jaučiu pareigą, kad mes turėtume duoti kokį nors patarimą tiems, kurie jau galbūt susidūrė su teleplėšiku arba jau yra visai arti to, kaip reikėtų tuomet jo atsikratyti, ką reikia daryti, kad tas teleplėšikas dingtų. Ar tikrai užteks, kaip šioje pasakoje, tik ištraukti laidą iš elektros lizdo? Reikia sugebėti bet kada atsitraukti nuo šio plėšiko. Nes tada, jei neatsitrauksi, tu būsi priklausomas nuo jo, bet jei atsitrauksi, bus viskas čiki. Žodžiu, reikia kaip ir gydytis nuo tos priklausomybės. Galima ir taip pasakyti. Ar reikėtų kreiptis į priklausomybių centrą, Kotryna? Jeigu yra televizoriaus, tai tikrai taip. Na ir aš žinau iš savo patirties, tiksliau iš mano pažįstamų aplinkos, kad yra ne vienas žmogus, kuris nuo ryto pasijungia televizorių. Ir svarbiausia, kad jo net nežiūri. Svarbu, kad būtų kažkoks tai garso fonas, ten tas televizorius burba, niekas jo net nekreipia į jį dėmesio. Elektra yra veltui eikvojama ir manau, kad čia irgi yra savotiška priklausomybė. Nežiūrėti, bet klausyti, lyg kokio radijo. Taip, aš tau visiškai pritariu ir galėtų vietoj to, kad žiūrėtų tą televizorių be vaizdo, o tik su garsu įsijungti mūsų laidelę ir jos klausytis. Labai teisingai. Na, bet jeigu aš taip pat noriu perspėti, kad jeigu per daug jau be saiko praleisite laiką prie radijo, tuomet išlys radijo plėšikas. Ar gali tai būti, ar toks net neegzistuoja, Kotryna? Nežinau, radijo nėra taip baisu klausyti, nes jisai gali bet kiek grot ir... Taip, dažniausiai per radiją groja muzika, dėl to tai yra kaip ir kokia pramoga ir negadina akių. Geriau jau būti klausyti radijo negu televizoriaus, nes gali atsitikti taip kaip man. Ai, tai žodžiu, tu nešioji akinius dėl to, kad kai buvai mažesnė, tu labai daug laiko praleisdavai prie televizoriaus. Ar teisingai supratau? Taip, ypač filmuką žiūrėdavau. Ir aš dabar prisiminiau tokį dalyką, mes praeitoje, kažkada seniau jau laidoje kalbėjome taip pat apie tavo akinius ir kaip tavo regėjimas, nepaisant to, kad valgai daug morkų, mes tuomet kalbėjome apie daržovės, nepasitaiso. Na, o ar sumažintas laikas praleistas prie televizoriaus, ar jis padeda pataisyti regėjimą? Nežinau, nes aš jo labai daug nesmažinau. O kai liepia labai, nežiūrėti televizoriaus, vis tiek žiūrėjau. Tad dabar jau nieks nebepadės mano akim, tikriausiai. Aš manau, kad niekada nėra vėlu ir, kaip Klementina sakė, sugebėti atsitraukti nuo televizoriaus. Bet šių laikų problema, mes jau minėjom, kad yra ne tik televizorius, bet ir kompiuteris, kurio ekranas yra lygiai taip pat pavojingas. Tai kokie patarimai galiotų nuo kompiuterio priklausomiems žmonėms, Klementina? Aš manau, kad
Nuo kompiuterio reikia sugebėti atsitraukti taip, kad, tarkim, tu prisėdi prie socialinio tinklapio Facebook ir tau parašo draugė, einam į lauką ir tu parašai šauktukas taip ir išeini ir taip atsitrauksi nuo kompiuterio. Žodžiu, reikia bendrauti per kompiuterį su draugais, kad jie tave pakviestų į lauką. Taip, Dalia, taip. Galbūt visai neblogas problemos sprendimas, reikėtų tikrai taip pamėginti. O dabar būtų pats metas mūsų klausimėliui. O mes uždavėme klausimą vaikams, kodėl jie žiūri televizorių. Nes ten yra daug įdomių žinių ir rodo daug įvairių gerų filmų, kurios labai įdomu žiūrėti. Nes įdomu. Žiūri televizorius, nes nėra ką veikti. Televizorių žiūrėti įdomu, nes kai nėra ką veikti, irgi ir taip rodo ten apie, pavyzdžiui, kas nutinka, dar ten filmukų rodo įdomių. Nes rodo įdomius filmukus, sužinai daugiau, žiūri apie enciklopediją. Žiūri Baby TV. Dėl to, kad dėl turėčiau ko veikti. Žiūri filmukus, filmas, taigi, nežinau, Berotėra, Zvogolų, Simpsonas, Kampanuką, Tomo Dėrį, nes rodo Simpsonus, Kempiniuką, Patriką. Nesidomu. Dėl to, nes jis visko daug ką parodo ir viską iš jo gali sužinoti. Iš jo daug ko sužinai, nes man įdomu. O dabar būtų pats laikas užduoti mįslę, kurios įminimas, kaip jau visi gerai žino, bet aš dar kartą vis tiek priminsiu, galbūt kas nors mūsų laidelės klausosi tik pirmą kartą. Taigi, mįslės įminimas siejasi su ateinančios kitos laidos tema. Na, o mįslę šį kartą paprašysiu, kad mums užduotų Klementina. Atsirita rytinis, ant to rytinio kitinis, ant to kitinio lozorėlis. Kas? Tikrai labai įdomu kas. Kotryna, gal jau žinai? Net neįsivaizduoju. Tuomet man belieka paprašyti Klementinos, pakartok mįslę dar kartą, ne tik mums su Kotryna, bet ir tiems, kurie neišgirdo. Radijo klausytojams. Atsirita rytinis, ant to rytinio kitinis, ant to kitinio lozorėlis. Kas? Manau, ši mįslė yra viena iš sudėtingiausių, kokią mums teko mūsų laidelėje užduoti. Kotryna, manau, man pritars. Taip, net neįsivaizduoju ir niekaip negalėčiau išgalvoti, kas per atsakymas. Na, galėčiau, mielų norų norėčiau visiems padėti, duoti bent kokią užuomeną, bet pati nežinau įminimo ir tikrai negaliu padėti. O Klementina, aš matau iš karto, kad ji mums neišduos. Na, bet nenusiminkit. Dar kartą pakartosiu, kad kiekvienoje laidoje turite visą savaitę pagalvoti. Na, o kitos savaitės laidoje jūs neabejotinai išgirsite teisingą atsakymą ir galėsite pasitikrinti, ar jūs buvote teisūs. Na, o dabar mes su jumis atsisveikiname iki kito karto. Čiau. Ate. Ir su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.